Perskaityti tai, ką jie man įteikė. Brangieji lietuviai, mes niekada nepavargsime dėkoti jums už tai, kad jūs stovite petys į petį su Ukraina. Kaip mūsų ypatingos pagarbos ženklą, kaip mūsų meilės ženklą, mes norime jums skirti specialų muzikinį kūrinį, dovaną, jūsų lietuvės ir lietuviai gimtąją kalbą. Lietuvės dainininkės Džesikos Šai kūrinys Žvėris. Dainuos Ruslana Kicera. Orkestrui diriguos jo vadovas pulkininkas leitenantas Viktor Capura. Lubomis prūdo netyčia, atgal grįžo, pažinė žodžiai lyrija ir pasikrypdo, ką prodė, žvaigždės nepadė, tai ir nežiūrėsiu, užsimerkiu. Žvėrį pažiūrėjai manyje, ir nebepaklustus rankų. Veduje groduje satyje, veduje pašėlis ir trankus. Žverda, gal pieskito jo gana, o gal vis maža, ką prodė, žvaigždės nepadė, sai ir nežiūrėsiu, užsimerkiu. Žvėrį pažiūrėjai manyje, ir nebepaklustus rankų. Veduje groduje satyje, veduje pašėlis ir trankus. Tu tik nebepaklustus rankų. Tu tik nebepaklustus rankų. Tu tik nebepaklustus rankų. Ačiū, ačiū, ačiū. Ačiū jums už menkas ovacijas ir ačiū Ruslanai už išmoktą sunkiąją lietuvių kalbą. Kiek mes turim savo kaimynų ir draugų, kurie dešimtmečius net ir dabar jos dar nesugebėjo išmokti. O tikri draugai net ir karo metu tą sugeba padaryti. Mes kviečiame jūs trumpai atsidurti Karpatuose. Pasitikite ugningą šokį, kurį atliks orkestro šokėjai vadovaujami vyriausiojo choreografo Ihor Fedak. Šokis, kurį kai kurie jūsų tikriausiai žinote. Guculka. Orkestrui diriguoja jo vadovas pulkininkas leitenantas Viktor Capura.
Piotro Sagaidačny vardo nacionalinės sausumos pajėgų akademijos Lvive orkestras ir jo šokių grupė. Ačiū. Valio. Ačiū vadovui, pulkininkui leitenantui Viktor Capūra ir choreografų vadui Igor Fedak.